Na štai, atėjo valanda, ta minutė, kai tikrai labai džiugiai, maloniai kviečiu Romaną kaip pastorių. Tai yra tikrai labai maloni džiugi žinia, ar ne? Kuris šiandien pasidalins su mumis tuo, ką gavo iš viešpatės ir tikrai būkim atviromis širdimis ir Dievas kalbės. Amen. Matau daug naujų žmonių, man naujų. Ar galit pakelt rankas, kas kokius 3 mėnesius jau lankot, bent prisijungėt, va, matau. Kaip gražu, kaip gražu. Ačiū Dievui. Iš tikrųjų, Kauno bendruomenė yra dažnai mano širdį, apie jūs daug galvoju. Kaip ir jau kalbėjau su kai kuriais ryte, norėjau užsidėti bliuzoną, ką man padovanojat, kai tapau pastorium, ten Kaunas parašyta, labai gražu. Ir būčiau užsidėjęs, bet dėl to, kad šiandien iškilmingos bus ir iškilminga ceremonija, tuoksim Saulių ir Agnį, tai pagalvoju, kad kitaip apsirengsiu. Ar žinot, kieno tai tradicija ir kur niekada jinai prasidėjo, kad kunigai, ne kunigai, pastoriai, dvasininkai dėvi juodus marškinius ir baltą apykaklę? Ar žinot? Bent kas sugalvojo? Aš sugalvoju iš tikrųjų protestantai, nežinau kaip sako Lietuvos tradicija, bet XIX amžiuje anglikonai, liuteronai, presbiterionai buvo vieni pirmųjų, kurie kai eidavo į kažkokius tai tam tikrą vietą, kur reikėjo prisistatyti kaip dvasininkas, tai tapo savotiškai kaip ir oficialesnės tokia išraiška to posto, tos dvasinės galios ir jėgos atsakomybės, ką mes visi atstovaujam. Taigi tai yra iš tikrųjų tradiciškai protestanto apranga dvasininkų. Tai vat pas galvoja, kad kažkoks dar labiau katalikų, tai pasirodo ne. Reikia savo istoriją žinoti. Kai galvoju apie mūsų šiandienos susitikimą, klausiu Dievę, kuom pasidalinti, nes tarsi pasibaigė vienas pamokslų ciklas, prasidėjo kitas. Ir man taip visada svarbu, kad Dievo žodis būtų praktiškas. Man taip svarbu, kad būtų aišku, ką daryti. Ir aš tikėjime jau 32 metai, kai pasižiūriu kitus žmonės, kurie kažkada tą kelionę pradėjo, gyvenimo keliai nuvedė visaip. Ir aš vis galvoju, kaip tai atsitinka su mumis, kad pradedam vienaip, lygtai atsistojam ant tiesos, bet pakeliui kažkaip nušokam, nukrypstam, arba mus nupučia tas vėjas. Kas atsitinka? Ir mes kartais pasižiūrim į mūsų dabartinį gyvenimą ir tai, kur esam. Mes, patinka mums tai ar ne, bet dažnai, kur mes esam šiandien tikėjimo kelionė, kitokio kelionėje, tai yra mūsų pačių pasirinkimų pasiekmė. Kažkada mes priimėm vienokį ir kitokį sprendimą, kažką daryti arba kažko nedaryti. Ir vėliau šitas sprendimas turi pasiekmes. Tu esi kur esi. Tu šiandien galėjai miegoti. Ne, tu pasirinkai keltis, arba žmona, vyras už tave pasirinko ir tu šiandien esi čia. Bet kaip bebūtų, tai buvo pasirinkimas, kuris turėjo pasiekmes. Tu atėjai ten, kur tu gali kažko pasiklausyti. Tai, kad tu išgirsi, kai šiandien jau girdėjom, apie ką vaikai kalbės, tai yra siekla. Jinai įkrenta ir pradeda dygti tavyje. Bet veiksmas, prieš veiksmą ateina mąstymas. Jeigu mano mąstymas nesikeičia, galimai mano veiksmai nesikeis. Jeigu nesikeis mano veiksmai, nesikeis mano gyvenimas. Mes taip dažnai norim pasikeitusio gyvenimo, bet nekeis savo veiksmų, nes jie kartais kainuoja, ir nekeis savo mąstymo, nes tai reikalauja asmeninių pastangų, tai reikalauja laiko su Dievu. Taigi šiandien mes kalbėsim apie, o kaip vis dėlto keičiasi tas mąstymas, Dievo pagalba, kaip mes tikinti žmonės. Jeigu mes norim turėti kitokį gyvenimą su Dievu, mums reikia kitokių sprendimų, mums reikia kitokio mąstymo. Be mąstymo nebus kitokio vaisiaus. Ir iš tiesų mane be galo stebina mūsų žmonių gebėjimas gyventi paradokse ir nematyti tame bėdos. O kame tie paradoksai?
Na pavyzdžiui, aš savaitės bėgi kažkaip kaip žmogus sugebu pasakyti netiesą, arba mes dar tai vadinam melą, ir savaitgalį, sekmadienį nueiti į bažnyčią ir giedot. Ir neturėti vidinio konflikto. Gali būti, mes kartais, kažkas gali naktį žiūrėti pornografiją, o ryte bučiuot žmoną arba vaiką ir eiti į darbą. Ir kažkokiu būdu mumise tie du dalykai gali gyventi drauge ir nesukelti didelio diskomforto. Mes galim kažkokiu būdu slėpti mokesčius, dirbdami vienokį ir kitokį darbą ir atėję į bažnyčią, įmetam papildomą eurą, du, nu mažo ko, gal tiek užteks, gal gal neišduos. Gal nepriekaištaus. Mes galim tarnauti bažnyčioj, o namie kelt balsą, būti piktu. Aš galiu bažnyčioj apkabinti žmogų, o namie neapkabinti žmonos. Kaip tai gali būti, kad mes kaip žmonės galim apjungti dviejų tipų elgesius ten ir čia ir tarsi neturim jokio vidinio konflikto? Matyt, sugebam mes kaip žmonės gyventi toj veidmainystėje arba tame paradokse. Ir jeigu mes neapšviesim tų sričių savo gyvenime Dievo tiesa, jie taip ir lieka. Pusė tavęs apšviesta ir tu gyveni vienaip, kita pusė, kur tu net neįleidi Dievo šviesos. Tu nenori jo įleisti. Ir ten gyveni kaip sugebi. Aš pamenu, buvo atvejai, kai žmogus sako, aš labai tikiu Dievu. Ne, aš labai noriu įtikėti, bet bijau, kad jeigu įtikėsiu, jis iš manęs kažko pareikalaus. Sakau, ko jisai iš tavęs gali pareikalauti? Nu, kad aš nedaryčiau tam tikrų dalykų, prie kurių mano širdis yra prisirišusi. Taigi mes su jumis gyvenam kiekvieną dieną, tarsi šviesoje ir tamsoje. Dalis mūsų nori geresnių dalykų, bet vairuodamas po miestą susipyksti, apšaukė, aprėkė, dar kažkas, arba širdyje bent patiri tą įniršį. Ir visą tai mes, žmonės. Tu ir aš, mes esam tokie visokiriopi. Tačiau Dievui labai svarbu, kad mes gyventumėm ne taip, kokie esam, bet norėtumėm gyventi taip, kokiais galime tapti. Kažkada tie iš jūsų, kurie įtikėjote ir priėmėte Jėzų Kristų savo širdį, buvo etapas, kai reikėjo priimti tą sprendimą. Ir dažnai girdžiu, aš nevertas tapti jo mokiniu. Aš turiu pats patobulėti ir tada aš sieksiu Jėzumi. Ir mes dažnai sakom, ne, tau nereikia būti geresnė savęs versija, kad tu taptum Jėzus mokiniu. Jis tave myli, koks tu esi. Tai žmogus atsipalaiduoja, sako, pagaliau nieks neverčia manęs keistis. Sako, toks Dievas man patinka. Sako, jamum, imu. Tada priima Jėzus savo širdį, sako, man sakė, gali nesikeisti, Dievas tave myli, koks esi. Ir tai yra tiesa. Tau nereikia būti geresnė savęs versija tam, kad Dievas tave mylėtų. Ir kai tu įžengi į tą dvasinę šeimą, tampi jo vaiku, jis sako, aš tave myliu bet kokiu, bet nejaugi tu nori pasilikti, koks esi. Tai nėra sąlyga, kad aš tave mylėčiau, bet tai yra būtinybė, jeigu tu nori, kad mes drauge kažkur keliautumėm. Tau nereikia būti geresnė savęs versija, kad Jėzus tave mylėtų labiau. Jis jau tave myli. Jis tave kviečia savo šeimą. Bet kai padarom tą žingsnį, jis sako, o dabar einam į kelionę. Laiške Efeziečiams, 4 skyriuje, skaitom nuo 17 iki 24 eilutės. Apaštalas Paulius sprendžia bendruomenės iššūkį. O iššūkis jų toks pat kaip ir mūsų. Mes dar neradom kitokių iššūkių 25 metais, negu jų nebuvo kažkadaise Kristaus laikais. O iššūkiai paprasti. Kaip tu mastai, kaip tu gyveni ir kaip tu elgiesi yra 3 skirtingi dalykai.
Ir apaštalas Paulius sako, kažką turim su tuo daryti. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatie, kad jūs nebesielgtumėte, matyt, pakeistumėm savo elgesį, kaip elgesi pagonis. Pagonis skaitykim šiais laikais žmonės, kurie nepripažįsta Dievo. Tiesiog. Dėl savo ko? Proto menkystės. Skamba žiaurokai. Čia nėra protinis atsilikimas, čia yra protinis menkumas. Jų protavimas aptemęs, jie masto, bet kaip jie masto, ten yra daug tamsos. Jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo ko? Širdies užkietėjimo. Matyt, kažkas su mumis vyksta širdies lygmenį ir proto lygmenį, kas formuoja mūsų elgesį. Ir jeigu mes su tuo nedirbam, ten viskas užkietėja. Jie surambėjo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. Bet juk ne šito išmokote apie Kristų. Juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais. Aš pakartosiu, atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo. Atsižadėti tai yra apsisprendimas. Nepraeina tie dalykai. Tu negali išbūti bažnyčiui ir praeis. Nepraeis. Jeigu nėra vidinio apsisprendimo išsižadėt, pasibjaurėt, kada žmogus ima keistis, kada jisai ima bent stengtis atsisakyti priklausomybės, kada jam darosi bjauru. Jam antiek bjauru nuo to, kas vyksta čia ir kaip jisai gyvena, sako, nebenoriu. Ir Jėzus visada laukia, kol žmogus pasakys savo širdį, nebenoriu. Nu kiek galima? Nu kiek galima? Nu kiek? Aš nebenoriu. Ir apaštalas Paulius sako apie tą patį. Išsižadėk. Turint omeny, pripažink, kad turi, bet savo pasakyk visų pirma, nebenoriu. Nu kiek galima? Nebenoriu. Aš jau su Jėzum tiek metų ir vis dar darau tą patį. Vis dar supykstu ant tų pačių dalykų, ant tų pačių žmonių. Vis dar nekenčiu tų pačių dalykų. Gerų dalykų. Užsinorėkim, kad būtų kitaip. Žlugdančio apgaulingais geismais, turint omeny, kad aš kartais kažko noriu ir man nuo to blogai. Ar teko patirti arba pastebėti, jeigu paliksi vaikus ir sakysi, valgyk, ką nori. Ir kai jie nori, jie nevalgo, ko jiem reikia. Jie valgo bet ką, kas yra negerai. Nuo kurio pikina, apsivalgo, skauda pilvą. Sako, kam aš tiek valgiau tų čipsų ir antrą dieną ką daro? Ta pati. Mūsų vaikai yra mūsų vidinio žmogaus atvaizdas. Tik tu mūsų čipsai gyvenime yra kitokie gyvenime, kuriuos mes prisivalgom ir apsivalgom ir skauda širdį, skauda sielą ir ant rytojaus, kai praėjo, mes kartojame iš naujo. Ir aš galvoju, kada mes su jumis sakysim, nu kiek galima? Kada mes užsinorėsim taip nebegyventi? Labai įdomu, kai Jėzus ėjo gatvėmis ir sutikdavo žmonės, ir gal atsimena tą istoriją, prieina žmogus paralyžiuotas, neprieina, jisai turėjo lygą, ir Dievas jį klausė, ko nori. Nu taigi buvo akivaizdu, ko jis nori. Žmogus turi problemą, ryškią problemą. Bet Jėzus visada užduoda klausimą, ko tu nori. Ir kol tu savo neatsakysi, ko tu nori, arba ko tu nenori. Į kokią gyvenimo dalį tu mane pakviesi, kad aš ten apšviesčiau. Tu ten vienas nesusitvarkysi. Aš noriu tau padėti. Aš noriu ateiti į šitą tavo realybę. Bet tu nori užsinorėti. Tu turi užsinorėti. Ir 23 eilutė mes skaitom.
atnaujinti savo proto dvasią. Atnaujinti. Ar įsivaizduojat, kad mūsų protas kiekvieną dieną ryte atnaujintas, vakare aptemtas? Tu vakare jau ne ta versija savęs, kuris buvo ryte. Gali būti arba blogesnė, arba geresnė, priklausomai nuo to, ką tavo protas darė visą dieną. Bet mes keičiamės dienos metu nepastebimai. Mums neakivaizdu, kad mes judam arba viena kryptim, arba kita kryptim. Mums reikia orientyro. Ar teko kada maudytis Baltijos jūrai? Bent kažkada gyvenime. Kažkada. Ne visiems teko, matau. Matyt filmuose. Ir labai įdomus patyrimas. Įeini į tą šaltą vasaros jūrą, įbrindi, ir pagaliau įmirki save ir plauki. Ir tu palikai savo šeimą už nugaros, tavo daiktai, vaikai, žmona, ir taip, išėjai paplaukit. Plauki. Ramiai, niekur neskubėdamas, nes greit nemoki, šalta labai. Ir už kažkiek laiko atsigrįži, ar tavo šeimos ten nebėra. Tavo daiktų ten nebėra. Ten nieko nebėra. Ir tu nustembi, kur dingo mano šeima. Pradedi žvalgytis ir pamatai, kad tavo šeima jau ten. Jie niekur nenuėjo. Tave nunešė. Jūra tave neša, bet tu to nematai. Tu nejauti, nes tu neturi orientyro. Tu žiūri į beribę jūrą ir tave gali nešti bet kur. Tu net nesupranti, kol tu neatsigrįži į savo orientyrą. Štai kodėl vedę vyrai geriau gyvena negu... Jie turi geresnį orientyrą. Bet kaip bebūtų, mums reikalingas orientyras. Ir apaštalas Paulius sako, atnaujinkim savo proto dvasią, kaip dažnai. Tie iš mūsų, kurie einam į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, tai kartą per savaitę bandom atnaujinti. Ko dar čia einam, sako, paklausyt, gal kažką išgirsiu, sakysiu, geras. Ir pradėjo vykti proto atnaujinimas. Kaip kai kurie iš mūsų kompiuterį perkraunam kartą per savaitę, greičiau veikia, kitaip. Bet ar to gana? Ar tau tinka, kad visą savaitę tave neša? Ir savaitgalį nuneša ir tik kartą per savaitę tai pasižiūri į ten, kur buvo tavo orientyras. Atnaujinkim savo proto dvasią kuo dažniau. Apsivilkti naujų žmogumi, sutvirtų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Matyt, mąstymo keitimas arba jo atnaujinimas irgi yra nuolatinis sąmoningas darbas. Nes aš tau garantuoju, jeigu tu savo mąstymo sąmoningai kiekvieną dieną neatnaujinsi, aš žinau, kas tavo mąstymą atnaujina, bet nebūtinai tą kryptim, kurią tu patinka. Nes šitas pasaulis, žiniasklaida, apskritai visuomenė nuolat tave bombarduoja žinutę ir jinai formuoja tavo mąstymą. Tave neša, tu dar nesupranti, kol neatsigrėži į savo orientyrą. Bet klausimas, kas tavo dienos orientyras? Kai tu atsipabundi, kas pirma tavo rankoj? Aš suprantu, kad telefonas, ne vyras, ne žmona, ne vaikas, telefonas. Bet ką tu ten žiūri? Ir tai, ką tu ten žiūri, ima formuoti tavo mąstymą. Ten gali būti Biblija, ten gali būti naujienos. Naujienas kūrė žmogus, kad tu mąstytum taip, kaip tas žmogus, kuris kūrė naujienas, mąstytum. Jis tai turi planą, kaip tu turi mąstyti apie kažką. Dievas turi planą, kaip mes turim mąstyti apie kažką. Kieno pasirinkimą mes renkamės. Mūsų gyvenime mes einam per etapus. Ir kiekvienas etapas reikalauja tam tikro mąstymo būdo. Tačiau kartais įvykiai atsitinka, o mąstymas vis dar vejasi. Duodu gyvenimišką pavyzdį. Susipažino vaikinas su mergina, pradėjo draugauti, gal jau kažkada pasakoju jums šitą istoriją.
Nu ir jisai vieną kartą pakvietė į arbatos atsigerti, antrą kartą pakvietė kavos atsigerti, trečią kartą jinai jį klausė, sako, mes čia dabar einam kavą gerti kaip kas. Jis nesupranta, ta prasme. Nu tu mane jau trečią kartą kvietėsi, mes kas? A, sako, supratau. Draugaukim. Sakau, gerai. Ir lyg tai kažkas turi būti kitaip, nes pasikeitė santykis, pasikeitė statusas. Bet neakivaizdu. Ką daro vaikinai, kai jiem neakivaizdu? Teisingai jie nieko nedaro. Jau turi būti kažkas kitaip, bet jie elgėsi vis dar taip, kaip viskas prasidėjo. Aiškiai, jisai jau merginos draugas, bet elgėsi kaip pažįstamas. Jam paaiškina, kas turi pasikeisti. Dovanokit, aš manau, tas galioja ir merginom lygiai taip pat. Tiesiog pasirinkau saugesnę strategiją. Draugauja jie metai 2-3, nu ir pagaliau jisai suprato, kad jisai be jos negali. Jisai pasipiršo, jinai be abejo sutiko taip, nes kiek galim laukti. Na ir jisai šiandien dar tiesiog boyfriendas, ryte pabudo žmonos vyras. Ir lyg tai kažkas turi būti kitaip, bet neakivaizdu. Ką daro vaikinai, kai jiem neakivaizdu? Jie nieko nedaro. Jie daro taip, kaip buvo iki šiol. Jis yra žmonos vyras, elgėsi tarsi boyfriendas. Nu gerai, jam paaiškino, kame turi būti skirtumas. Lygiai tas pas galioja ir merginai. Nu ir galiausiai gimė nuostabiausias, arba įvyko nuostabiausias dalykas jų gyvenime, gimė vaikelis. Ir vakaras tai buvo tiesiog žmonos vyras, o ryte pabudo vaiko tėtis. Nu ir lyg tai kažkas turi būti kitaip. Bet neakivaizdu. Ką daro vaikinas? Teisingai gyvena, tarsi vaikas ne jo. Jam paaiškino, ką reiškia būti tėčiu. Bet lygiai tas pas galioja ir merginai. Bet kodėl aš apie tai pasakoju? Šiandien gink Dieve ne tam, kad pasityčiot iš vaikinų arba merginų, bet mes suprantam, kad gyvenime įvyksta įvykiai ir mes jau tarsi įvykis įvyko, bet mano vidinis žmogus nepasivyja. Man nėra akivaizdu, ką tai reiškia. Ir aš kadaise tapau krikščionių, aš kadaise tapau Jėzaus mokiniu, Dievo vaiku, mane priėmė į šeimą, bet ką tai reiškia? O man neakivaizdu. O ką aš darau, kai man neakivaizdu? Teisingai, aš nieko nedarau. Aš kartais būnu Dievo vaikas, bet ilgiuosi, kaip aš paseniau. Nes ten man buvo suprantama, čia statusas pasikeitė, bet neaišku, kaip kitaip gyventi. Ir jeigu aš nesustosiu, jeigu aš nebūsiu su broliais seserim, kurie paaiškins, ko skiriasi, kuriem aš leisiu kalbėti savo gyvenimą, ar aš leidžiu šiandien broliai, seserim, bažnyčiai kalbėti mano gyvenimą? Ar aš reaguoju, ko tu lendi, ar aš reaguoju, Dieve, ką tu nori man pasakyti? Ar gali būti, kad tu tikėsi iš manęs kito laiptelio, o aš vis dar versija 1.0. Nors išorė jau turėtų būti 3.0. Jau tiek tikėjime, jau tiek su Jėzumi, o vis dar 1.0. Gal manyje jau kažkas turi keistis. Gal aš leidau per daug kitiem dalykams formuoti mano mąstymą. Ir išoriškai aš keičiuos, bet širdim ne. Varlė yra šaltokraujas gyvūnas. Ką tai reiškia, kad jeigu tu varlę įmesi į karštą vandenį, jai daeina, kad kažkas blogai. Ir jinai šoka. Bet jeigu tu varlę įdėsi į šaltą vandenį, tą puodą uždėsi ant viryklės ir jungsi, ir išpolieta tas vanduo šils, varlė taip ir nesupras, kad išvyrė. Nes jinai nesupranta, nes per lėtai viskas keičiasi. Brangieji, tam tikrą prasme tikėjime mes kaip varlės. Jeigu piktasis meta mums akivaizdų iššūkį arba pagundą, mes iššokam labai greitai. Ne, ašgi iš karto juntu, čia ne man. Bet jeigu išpolieto, jeigu tave biški pašildyt,
jeigu tau filmuką parodyt, jeigu tau YouTube'ą parodyt, jeigu nueiti į romantinę komediją, kur viskas leidžiama ir tau nieko tau už tai nebūna ir gaunasi iš pirmo karto, tai matyti, tai būna? Tai kažkam tai būna gal ir man? Va, vaikas tvirtina. Taip ir yra. Brangiai, pasaulis mus vyrina. Nebūkim tikėjimo varliam. Būkim atsargus, ką mes valgom dvasinė prasme, ką mes klausom dvasinė prasme, kuo mes laikom savo autoritetų dvasinė prasme. Nes ką tu valgai, tom ir tapsi. Dvasinė prasme. Iš ko tu sėmėsi iš minties, tom ir tapsi. Kažkada mačiau pirmosius kroksus. Galvoju, kokie bjaurūs. Nieks tokių nedėvės. Nieks. Nu, bjaurybė. Nieks jų nedėvės. Be šansų. Nepraėjai metai, kad ne tik tai visi dėvi, dar viens kitam dovanoja kaip geriausią daiktą. Bet įdomiausia stebėjau, kas vyksta su mano vidumi. Iš pradžių sakiau bjaurybė. Ne, gyvenime nesidėsiu. Ne. Praėjo laikas. Ir šitas dėvi, ne? Ir pastorius dėvi. Nu, nėra tokie bjaurus, nėra. Gal ir gražus net. Originalūs, išskirtiniai. Ir staiga tu supranti, kad tavo suvokimas, kas buvo bjauru ir dabar gražu, pasikeitė. Ir čia apie kroksus, bet aš ne apie kroksus kalbu. Kaip dažnai mūsų gyvenime, kas mums atrodė kažkada nuodėmė ir taip nedarysiu, kai tavo pažįstamas tai daro, tavo protas ima abejoti tavo sąmoningumu. Sako, jeigu visi taip daro, gal nėra taip blogai? Jeigu visi taip daro, gal čia tik papročiai? Ir kaip lengvai mes imam keisti savo nuomonę apie tai, kas yra bjauru. Ne visai bjauru, kartais bjauru, kartais nebjauru, beveik nebjauru, normalu. Ir baisu, kai mes į savo gyvenimą įleidžiam bjaurius dalykus ir jie mums nebėra bjaurus. Kai mes galim keiktis ir mums tai nėra nefaina. Kai mes galim juoktis iš gražių dalykų, iš kurių neverta juoktis, juos reikia ginti. Bet aš noriu pritapti labiau negu išsiskirti. Ir aš geriau patylėsiu. O save pato įtikinsiu, tiesiog buvo juokelis. Kaip lengva mum prarasti savo, jeigu druska praranda savo surumą. Gali pabarstyti ant asfalto žiemą, galbūt, bet į maistą nebededi. Jinai nereikalinga. Ir aš galvoju, Viešpatie, padėk man kiekvieną dieną stebėti, ką aš valgau, ko klausausi, ką skaitau, kokiem dalykams aš leidžiu formuoti mano mąstymą. Ir Dieve, jeigu manyje yra dalykai, kurie tau nepatinka, padėk man jais pasibjaurėti. Iki tokio, iki pykinimo, kad pačiam nefaina būtų. Aš manau, mes kaip žmonės puolam į du kraštutinumus. Pirmas kraštutinumas, kai mumise Dievas daro fantastinį darbą, keičia mūsų širdį. Bet mes visą sakom, kad tikėjimas tai labai intimu. Intimu reiškia vidumi keičiuosi, o išorė neparodysiu. Išoriai aš senesnė versija, bet vidumi naujesnė. Žinai, kai būna namas iš išorės seniai atrodo, įeini ten, kad kiti nepavydėtų. Išorės netvarkom tik vidų. Kiti puolam į kitą kraštutinumą. Mes netvarkom vidaus, mes tvarkom tik išorę. Mes stengiamės teisingai elgtis, gražiai apsirengti, ateiti į bažnyčią laiku, kiekvieną sekmadienį, net galbūt į tarnavimą įsitraukiam.
bet su vidum nedirbam. Mes kažkodėl tikim, kad jeigu aš teisingai elgsiuos, gražiai elgsiuos, tai nieks nepamatys, kas ten pas mane darosi. Ir aš imu tai slėpti. Bet apaštalas Paulius mums sako, Efeziečiams 5:8, jūs kadaise buvo tamsa, turint omeny, buvo tamsu, nebuvo kam apšviesti, o dabar esate šviesa, yra kam apšviesti viešpatyje. Reiškia, šventasis raštas tau pasakys, kas yra šviesa, kas yra gražu, ko laikytis, kas tau bus sveika. Ir sako, tad elkitės kaip šviesos vaikai. Pirma, tu priimi šviesą, pirma, keitiesi vidumi. Ne vaidmenė, bet tu leidi savo širdžiai eiti į išorę. Tu imi kitaip elgtis gatvėse. Tu pakeli šiukšlę, kurios nieks nenori pakelt. Tu apkabini žmoną, kai kiti neapkabina. Tu nori apšaukti savo vaiko, bet renkiesi to nedaryti, nes tu renkiesi, bet labai nori. Bet tu renkiesi. Tu renkiesi kitų dalykų, nes dabar tavo vidus eina į išorę. Taigi noriu jūs šiandien padrąsinti. Reguliariai užsiimti savo proto atnaujinimu. Jau sekmadienį, kaip galit paukščiuką uždėti, jau įvyko kažkiek atnaujinimo. Bet klausimas, ką darysim nuo pirmadienio? Klausimas tau, ką tu paimsi pirmą į savo rankas pirmadienį ryto? Kas bus pirma žinutė, kurią tu įleisi į savo protą ir savo širdį? Kas bus pirmi žodžiai, kuriuos tu pasakysi mylimam žmogui? Kas bus tos akis, į kurias tu pažiūrėsi? Nes tie dalykai formuoja mūsų protą kiekvieną dieną. Nuspręsk, kokiems šaltiniams tu leisi formuoti savo mąstymą ir kam tu nebeleisi, ko tu nebeklausysi, kada tu nebeskaitysi. Ir galiausiai noriu jums mes tokį iššūkį arba tokį principą duoti. Aš jį vadinu ŽVP principu. O šiandien išeisiu, ką išmokai? Sako, išmokau ŽVP principą. Visi labai susidomės, kas yra per ŽVP principas. Tai įsidėmėkit. ŽVP principas. Nori tu padaryti kažkokį sprendimą, kažkur pažiūrėti, kažką paskaityti, su kažkuo pabūt, su kažkuo pabūti ilgiau negu reikia. Tau atėjo kažkokia mintis į galvą, pavadinkim ją pagunda. Bet tuo metu atrodo tiesiog kaip mintis. Tai ŽVP principas, tai yra užduoti savo klausimą. Ar daryčiau tai, jeigu mane pamatytų tai darant Ž? Žmona. Gali būti V. Vyras. O jeigu mano žmona dabar matytų mane tai darant, ar vis dar daryčiau? Ai ne. Ir gerai. Jeigu praeini šitą testą, arba vyras, tada V. Ar daryčiau tai, jeigu šalia būtų mano vaikas? Ne tas, kuriam dabar 3-5. Tas taip pat elgesi. Bet tas, kuriam 12. Tu dar turi vilties, kad bus kitoks nei tu. Ar tu bedarytum lygiai taip pat? Jeigu atsakymas ne, į šitą puslapį nežiūrėčiau, šitos žinutės per radiją neklausyčiau ir šito filmo nežiūrėčiau, galimai, gal ir nereikia. Čia geras testas. Ir P. Jeigu praeini Ž, praeini V, liko P. Kas P? Pastorius, teisingai. Ar aš tai daryčiau, jeigu šalia stovėtų pastorius ir žiūrėtų, ką aš darau? Ne apie viską čia, bet apie tos blogus dalykus. Ir jeigu tavo testas, kad praeitum 3 filtrus, drąsiai daryk ir kitiem rekomenduok. Jeigu bent vieną iš šitų nepraeitų, bent sustok ir su savim atvirai pakalbėti. O dėl ko? O dėl ko? Ir kuo aš dabar renkuosi? Taigi, brangieji, Jėzus mus pakvietė į nuostabią kelionę su savim.
Tau nereikia būti savęs geresnė versija, kad jisai tave priimtų su meilė, apkabintų, sakytų, tu mano mylimas sūnus, tu mano mylima dukra. Nereikia tau būti geresnė savęs versija. Jis nori matyti kiekvieną žmogų savo šeimoje. Ir tuo pačiu jis sako, o nejaugi tu nori likti koks esi? Nu nejaugi. Nejaugi tu eidamas su manim vis dar nori likti koks esi. Leisk man labiau įeiti tavo širdį. Leisk man apšviesti tavo širdies kampelius, kur tu nieko neįleidai ir pats neini. Ir aš tau padėsiu eiti tą gyvenimo kelionę, kad tu galėtum atsigręžti ir nesigailėti. Taigi, pakvieskim Jėzų į mūsų širdies kampelius, kur dar patys neinam, bet norim jį pakviesti. Pasimelskim. Mūsų Viešpatie, mes tau dėkojam, kad tavo meilė beribė. Jis yra besąlyginė. Nėra tokios nuodėmės, kurią būčiau padaręs. Ir tai mane atskirtų tiek ant tavęs, kad tu manęs nekestum. Tu mane pamilai, kol aš dar tavęs nepažinojau, aš tave nekesdavau, aš dariau, ką noriu. Ir tada tu mus pamilai. Tada tu mus pamilai. Kai mes savęs net nemylėjom, tu mus jau pamilai. Ačiū tau, Jėzau, už meilę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Ir ačiū tau, Jėzau, ir šventoji dvasia, ir Tėve, kad tu mus kvieti į kitokią kelionę, kuri turi pradžią, bet neturi pabaigos. Kad mes galėtumėm po truputį būti panašesni į tave. Ne iš savo jėgų, bet kai leidžiam tau, Viešpatie, ateiti į mūsų širdį. Įleidžiam tave į visus kampelius, net patį tamsiausią, į vaikystės kampą, į dabarties kampą. Nes aš žinau, kad tu neapkaltinsi, tu paguosi, tu vesi į atgailą, tu vesi į išpažintį, tu vesi į išlaisvinimą, nes atgaila atneša išlaisvinimą, o nuodėmė atneša vergystę. Jėzau, tu atėjai, kad aš būčiau laisvas, kad galėčiau mėgautis gyvenimu iš visos širdies. Jėzau, šventoji dvasia, prašom dabar ir kiekvieną dieną apšviesk po truputį mūsų širdies kampelius, kad mes galėtumėm išpažinti tai, kas ten vyksta. Kad nustotumėm slėpti nuo savęs ir nuo artimųjų. Kad galėtumėm atsiprašyti tavęs ir tų, kurių įskaudinom. Kad galėtumėm išpažinti tai, ko nesakom, nes labai gėda. Bet toje išpažinti yra laisvė. Viešpatie, šiandien, dabar išpažįstam. Ir aš raginu tave išpažink, nes šventoji dvasia tau rodo dabar išpažink širdimi Jėzui. Nes jis tave jau priima, koks tu esi. Išpažink. Jėzau, išpažįstam. Išpažįstam. Ir te ateina tavo laisvė. Nes tu atėjai išlaisvint įkalintus. Aš nebenoriu būti savo nuodėmės kaliniu, savo pykčių kaliniu, savo besikartojančios pagundos, į kurią puolu, įkaitu. Tu atėjai mane išlaisvint, išpažįstu. Ir šventoji dvasia, prašau tave, padėk mum kiekvieną dieną sąmoningai, kryptingai, su disciplina atnaujinti mūsų proto dvasią. Pradėti ryto nuo tavęs, nuo tavo žodžio, nuo maldos, nuo pokalbio su tavim. Kad diena būtų kitokia. Kad nebe išorė, bet tu iš vidaus keistum mano dieną, kiekvieną dieną. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu nori, tu trokšti tokio santykį su manim. Tau gera, kai mes tave įleidžiam į savo širdies kampelius.
Tu taip švelniai ateini, ačiū tau, su tokia meilė. Šventoji dvasia, liekis manyje, liekis mumise, keisk mus. Parodyk man, kodėl aš pykstu ant sutuoktinio ir neatleidžiu. Kodėl aš vis dar noriu pykti ant to žmogaus, nes tai suteikia man galimybę kažką daryti ir nekaltinti savęs. Šventoji dvasia, liekis kaip aliejus, gydyk mūsų širdis, gydyk, laisvink mus. O mes, Viešpatie, tau taip dėkojam, kad tu nepagailėjai net savo sūnaus. O tu, Jėzau, nepagailėjai savo gyvybės. Už mus atidavėjai, kaip brangia išmoka. Ir dabar viskas yra apmokėta. Nėra tokios nuodėmės, kurią galėčiau padaryti, už kurią tu nebūtum sumokėjęs. Todėl bereikia tik mano išpažinties. Tikrai mano išpažinties belieka. Ir ačiū tau, kad viskas apmokėta. Už viską atleista. Ir aš šiandien ateinu, Viešpatie, prašau, vesk mane į kitokį santykį su tavim. Noriu gyventi kitokį gyvenimą. Ir gyvensiu Jėzaus Kristus pagalba. Amen.